Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas policijos departamento prie vidaus reikalų ministerijos pavedimu pradėjo įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą policijos analitinių gebėjimų stiprinimas nusikaltimų prevencijai ir išaiškinimui bei tarptautiniam bendradarbiavimui stiprinti. Sukūrus ir įdiegus mobilias darbo vietas, su pilnai aprūpinta informacinė sistema, apylinkės inspektorius pradėdamas darbą pažvelgs savo teritorijos įvykių suvestinę ir susipažins su asmeninėmis užduotimis. Pareigūnai tikrins, kaip asmenys su apribota judėjimo laisve laikosi skirtų teismo sankcijų ir lankys asmenys esančius policijos įskaitoje. Surinkti duomenys mobilios darbo vietos pagalba bus siunčiami į centrinę duomenų bazę. Apylinkės inspektorius planšetinio kompiuterio pagalba taip pat turės galimybę užpildyti ir registruoti gyventojų skundus ir pareiškimus tiesiog įvykio vietoje. Patruliuodami savo teritorijoje pareigūnai naudos mobilius įrenginius informacijos esančios centrinėje duomenų bazėje peržiūrai, pildymui ir keitimui. Nauja informacinė sistema galės būti naudojama ne tik liudininkų parodymams užfiksuoti, bet ir nusikaltimų prevencijai stiprinti. Apylinkės inspektorius planšetinio kompiuterio pagalba galės fiksuoti administracinės teisės pažeidimus ir surašyti protokolus įvykio vietoje. Projekto gyvendinimas pradėtas Vilniuje. Čia dirbs 170 policijos pareigūnų, apylinkės inspektorių, atsakingų už prevenciją ir smulkių nusikaltimų tyrimą. Sėkmingai įdiegus šį projektą sostinėje, jis kaip atskiras sprendimas bus diegiamas kituose Lietuvos Respublikos miestuose.